Esame viena pilyje, Myžuotinės pilis. Labai gražu, eisime į viršų, į antrą aukštą. Čia viskas nuostabu. Čia labai gražu parodysiu. Užduot kaip čia. Kaip čia viskas yra. Liuks. Einam dabar į viršų. Tai yra netoli, nuo Baliauskės tik tais 6 kilometrai. Ir senai norėjau pamatyti, labai gerai išreklamuota, labai viskas atrestauruota gražu. Pasižiūrėkite taip, ką mes čia matom. Čia matom aplinkui viskas paveikslų ant sienos, skulptūros. Aš jaučiu malonumą, nežinau, kaip čia viskas. Vienas paveikslas, kitas paveikslas. Tai kas dar čia? Čia turbūt valgomasis. Daug sėdinčių vietų. Už lango. Tuoj parodysiu, jeigu matysis. Nelabai matosi turbūt. Ten yra upelis. Ar vandens telkinys, nežinau. Einam toliau. Čia aš nežinau. Koks grožis prieš mane. Opapa. Sietynas, koks gražus. Opapa. Čia mažas kambariukas. Čia, pasižiūrėkit. Aplinkui, ne? O šitas sietynas. Opa. Vat, rodo aplinkui. Kaip čia yra viskas. Liuks. Vat. Vėlgi šiek tiek iš šono. Aplink sietyną, kaip sakoma. Veidrodinis. Čia turbūt vienintelė vieta, kur galima selfius daryti. Moterims ir vyrams. Taip, einam toliau. Kas čia pas mus dar? Kaip čia gražu. Čia turbūt šokių salė. Senais laikais turbūt irgi taip pat, kaip mokyklos laikais, kiek pamenu, sėdėdavo vyriškiai, damos, kažkas šokdavo. Ot čia, kaip gražu. Tai pasižiūrim, vėlgi veidrodis, pasižiūrėkit, kokie dydžio. Ir vėl čia, čiuk, selfie. Kas dar čia pas mus? Na ir dar viena mažoji salė. Čia gale. Netgi kvepia. Žmogus galvoja, kad įeini tokį patalpą, tokį 100-metį, 200 metų, dar didesnės istorijos turinti pastatą dvarą. Iš karto tu įsivaizduoji, kad turi būti ir kvapas. Ne? Galima pasiklysti, matot, atgal einu. Čia vėlgi veidrodis, visur tai yra veidrodžiai. Gražu pasaka. Tai čia yra Myžutinės, berods, jeigu nesuklysiu, pilis. Paguglinkit, netoli Bauska ir taip toliau. Aš vėlgi pačiam gražiausiam taške. Tai yra vėlgi šitas sietynas ir jums jau sukasi galva nuo to grožio, tikiuosi. Iki kitų transliacijų ir šiuo atveju įrašų. Iki.